Tomai, čia tavo ne pirmas oficialios tarptautinės varžybos. Turėjai jau pasaulio čempionatą, turėjai Europos čempionatą ir dabar atvažiavai į kitą pasaulio čempionatą Dohoje. Ar yra tas jaudulys išlikęs? Na, yra, bet šiandien, pavyzdžiui, prieš startą taip pagalvojau, blemba, šį kartą jau žymiai mažiau nei praeitą pasaulio čempionatą jaudinęs jau. Toks vis tiek, bent jau kažkiek patirties turiu, tai tiesiog žymiai mažiau, manau, jaudinęs. Kaip tas jaudulys pasireiškia tau? Na, man, pavyzdžiui, kalrūme, kad sėdu ir jaučiu, kad tiesiog širdies ritmas labai pradėjo kilti, tai galvoju, reikia galvoti kažką, kas mane nuramintų tiesiog. Ir kas tave nuramina? Aš tiesiog galvojau, kaip visą sezoną dirbau, kiek nudirbau ir kad viskas bus gerai. Mhm. Ir šiandien tau sekėsi pakankamai smagiai, kiek mačiau. Ja. Ir iš esmės netoli olimpinio normatyvo. Ar tikėsi šiais metais jį pasiekti? Na, šiaip 100 metrų nelabai turėjau ten tokį tikslą, žinau, kad galiu pasigerinti, žinoma, bet aš kažkaip ant 200 visą sezoną treniravaus, tai labiau akis į 200 man eina. Bet treniravaisi visą sezoną Amerikoje? Jo. Trumpam baseinė, jardiniam? Nu, jo, 50% jardiniam, 50 ilgam. Apskritai, tu studijuoji dabar Ohajo, plauki, mokaisi, taip? Jo. Mokaisi Ohajo valstijos universitete, Ohajo State. Kokias ten sąlygos tau sudarytos? Kaip tu ten atsidūrė apskritai? Tai tiesiog vasarą po Europos jaunimo pradėjau rašinėti visiems universitetam, ten top 30 ir Ohajo State atrašė per kelias dienas, man iniciatyvą parodė. Po to su treneriu pokalbį turėjau, patiko treneris, viskas gerai, santykiai kaip ir su jam. Taip ir gavosi tiesiog. Ką tu ten studijuoji? Informatiką. Kaip sekasi? Nu, sunkiai, bet kažkaip gal susisemsim ir viskas gerai. Bet užtenka laiko ir jėgų derinti ir mokslą ir sportus? Nu jo, realiai nuo pirmadienio iki penktadienio visas dienas užimtas, tai savaitgalį tik biškį atsikepi, pasidarai ten tos darbus, kuriuos atsidėjai ir toliau tęsiesi visas, nes visą dieną realiai užimtas treniruotė, paskaitos, pavalgai, treniruotė ir viskas. Ir atvažiuoji tada į Lietuvos rinktinę, plaukimo rinktinę, susitinki su seniais bičiuliais, su veteranais. Ką tau reiškia Lietuvos rinktinė, plaukimo rinktinė? Man tai viską, ką žinau, visus pažįstu, visi savi, visi tam pačiam baseinė užaugom, pas tos pačius trenerius beveik. Tai tiesiog visi kaip savi, santykiai geri. Ar jauti kažkokį spaudimą iš veteranų, ar ta kaip tik inspiruoja, kažko pamoko? Nu, spaudimo nebent tokia juokais, bet šiaip tai, ką žinau, tiesiog jie tikisi visi nori iš tavęs geriausia pamatyti. Ir tiesiog, pavyzdžiui, pasižiūri iš Dano, iš Andrius, pasiėmė, ką tu manai, kas tau patiktų ir tiktų. Ta atmosfera Lietuvos rinktinėje, tu sakai, kad viskas juokais, bet iš tikrųjų, ar tau padeda buvimas rinktinėje kažkaip tobulėti ir kaip? Nu, buvimas rinktiniai, tai per pasaulio tokius čempionatus visus, tai aš tiesiog pamatau, kaip geriausiai elgiasi Danas, pavyzdžiui, pamatau, kaip jis ruošis, kaip reikia ruoštis, kaip nusiteikti. Ir tiesiog bandau tada į savo rutiną tai įdėti. Jeigu palygintum praėjusį pasaulio čempionatą ir šį, kaip tu pakeitė savo trenerį šitą techniką atvažiavai, ar kažką patobulinęs Amerikai? Manau, pagrindę aš pakeičiau treniruotės ženkliai skiriasi ir pagrindinės salės darbas, kad žymiai sprogstamosios jėgos daugiau dabar turiu, tai manau, tas labai padėjo šį kartą ypač. Ir jautiesi, kad tu turi daugiau jėgos ir gali kažką padaryti daugiau? Jo. Tai olimpinį normatyvą gali padaryti? Na, toks tikslas jo. Todėl dirbam.